Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis penktadienį vasario 23-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Škac paminėjo savo 5 metų veiklos sukaktį. Jonavoje naujas futbolo klubas. Vyks akcija Laisvė šviečia. Elektroninis parašas asmens tapatybės kortelėje. Šiandien Jonavos onkologinių ligonių asociacija Škac paminėjo 5 metų veiklos sukaktį. Šiandien vasario 23-ąją Jonavos kultūros centre surengtas renginys Mūsų galia bendrystėje, skirtas Jonavos onkologinių ligonių asociacijos Škac 5 metų veiklos paminėjimui. Gerbiama Jūratė, sveikiname Škac organizaciją su 5 metų jubiliejumi ir tikiu, kad norite pasveikinti taipogi savo bendruomenę. Tikrai taip, labai ačiū už sveikinimus, labai ačiū, kad niekada mūsų nepamirštate, mūsų renginių ir aplankote, jūsų dėka jie yra viešinami ir sklaida didėja. Tai šiandieną turbūt labiausiai norėčiau pasveikinti savo visus asociacijos narius už kantrybę, už dalyvavimą, už palaikymą, ne tik manęs, bet ir vienas kito. Šiai dienai man didžiausias įvertinimas yra, kada žmonės šypsosi, kada gausiai renkasi į renginius, tai turbūt puikiausias darbo įvertinimas. Ir šiom dienom išgirdau dar vieną tokį pastebėjimą. Atėjo moteris išsirašyti pola kortelę. Kaip žinia, mes išduodame tą pola kortelę, mes esam pola atstovai Jonavoje. Ir moters pradėjus pasakoti apie pola kortelės teikiamas nuolaidas, apie tai, kad Jonavoje veikia Jonavos onkologinių ligonių asociacija Škac, jinai sako, žinau, nepasakokit, aš jau ne vieną atsiliepimą apie jūs girdėjau, kad jūs labai stipri organizacija. Tai žinokit, tai buvo medus mano širdžiai. Tai linkime jums dar daugiau medaus, dar kartelį su jubiliejumi ir gražaus jums renginio. Ačiū. Ačiū labai ir jums. Šventinėje programoje ne tik sveikinimai, palinkėjimai, svečių, draugijų, bendrijų pasisakymai, bet ir paskaita, meninė dalis bei muzikinis siurprizas. Emocinės gerovės ambasadorė, sertifikuota neuroedukatorė, dailės terapijos praktikė, asmeninio augimo bei sąmoningos tėvystės mentorė, gerų emocijų dirbtuvės programos lektorė bei psichologinio pobūdžio konsultantė Joana Cironkaitė vedė paskaitą Mintis, jausmai ir emocijos. Jie valdo mane, ar aš juos? Vėliau asociacijos nariai pristatė meninę dalį, o visus susirinkusius nudžiugino muzikinis siurprizas. Šventinis renginys užbaigtas šilta bendrystė ir diskusijomis prie kavos puodelio. Vakar pristatytas naujas futbolo klubas bei Jonavos B1 futbolo komanda. Vasario 22-ąją Jonavos miesto stadiono konferencijų salėje visuomeniai pristatytas naujas futbolo klubas bei Jonavos B1 futbolo komanda. Kauno mieste susikūrusi B1 futbolo komanda, praėjusiais metais rungtyniavusi pirmoje lygoje, šiemet persikėlė į Jonavos miestą. B1 nacionalinė futbolo akademija, kurioje yra ugdomi jaunieji Lietuvos futbolo talentai, dalyvaujantis jaunimo, jaunių, jaunučių bei vaikų amžiaus grupių Lietuvos futbolo čempionatuose ir pirmenybėse, savo veiklą tęs Kauno mieste. Į Jonavą persikėlė tik B1 vyrų komanda. Naujai susibūrusi komanda vadinasi FK B1 Jonava. O vasario 5-ąją vykusio Lietuvos futbolo federacijos licenzijavimo komiteto posėdžio metu buvo priimtas sprendimas Jonavos miesto FK B1 24 metais išduoti A lygos licenciją. Kai pristatymo metu kalbėjo B1 klubo vadovas Andrius Markevičius, sprendimą persikelti į Jonavą klubas priėmė matydamas aktyvaus sporto miesto potencialą bei Jonavoje ypač sparčiai vystomą sporto infrastruktūrą. Andrius Markevičius pabrėžė, kad nors yra išduota A lygos licencija, tačiau dar nėra LFF vykdomojo komiteto sprendimo, kuriuo bus tvirtinamas galutinis 24 metų A lygos dalyvių sąrašas. Šiuo metu koncentruojamasi dalyvavimui Top Sport pirmos lygos pirmenybėse bei tikimasi tapti prizininkais ar net čempionais ir varžytis A lygoje. Norėčiau padėkoti visai Jonavos miesto rajono bendruomeniai, kad priėmėt mūsų į savo šeimą. Noriu padėkoti savivaldybei
Jonavos, kad įvertino mūsų futbolo pasiekimus. Tikėkime, kad tai yra dar tik tai pradžia ir tie pasiekimai augs. Tikėkime, kad garbingai atstovausime miestą ir tas bendradarbiavimas bus ilgalaikis ir abiem pusėm naudingas. Tai mes ne pirmus metus turbūt puikiai suprantat, kad futbolo klubas prasideda nuo infrastruktūros, kurią gali naudotis ir tikrai džiaugiamės, kad galime naudotis tokia puikia infrastruktūra, kur ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu yra pripažįstama ir šiemet vyks ir merginų čempionatas, taip kad tikrai nuostabi infrastruktūra ir mes to džiaugiamės. Tai trumpai įžanginis žodis būtų toks. Savo komandą norėčiau pristatyti, laimės pačiam gale, tai treneris Miguelis, antrus metus vadovaus komandai, Dominikas Bartusevičius fizinio rengimo treneris, tai Jonavos atstovas, Jonaviškis, Deniukas vicekapitonas mūsų, kapitonas šiandieną su temperatūra, tai atsiprašo, atsiuntė vicekapitoną Denis Ževdžiukovas ir sporto direktorius Laimės. Tai Laimės, kadangi situacija yra tokia, kad mes esam gavę A lygos licenciją ir dar VK nėra patvirtinęs galutinio komandų dalyvių A lygoje galutinio sąrašo, taip kad mes vis dar galvojame, kad galbūt atsitiks tas žingsnis, kad galbūt galimai galėtume, aišku, šansai maži, patys pralošiam pereinamosios rungtynės, bet jeigu kažkurio klubo nepatvirtintų, tai esame pirmi už brūkšnio ir galbūt galėtume dalyvauti A lygoje. Bet šiandien dienai fokusuojame dalyvauti LFF Top Sport jau dabar pirmos lygos pirmenybėse ir tikimės tenai šiemet pakartoti tai, ką buvome, minimum pakartoti tai, kas buvo praeitais metais, kad tapti prizininkais, bet tikslas yra tapti čempionais ir jeigu šiemet nepavyks, tai kitais metais turėti Jonavos komandą A lygoje. Pristatydamas komandą, vadovas teigia, kad sudėtis konkurencinga. Žaidėjai jauni, turimos ilgalaikės sutartys, o ateities vizijoje iš akademijos išugdytų žaidėjų būti A lygoje prizininkais. Sudėtis surinkta tikrai konkurencinga. Aišku, mes visą laiką vadovaujamės jaunai žaidėjais, tokia mūsų vizija. Ir užsieniečiai žaidėjai legionieriai irgi jauni. Tai kadangi ta vizija yra ganėtinai ilgalaikė, tai su daugeliu turime ilgalaikės sutartis po 2-3 metus. Tai norime, kad tie žaidėjai neįsiskirstytų ir jeigu ir įsiskirsto kažkuris vienas kitas, tai į gerą transferį ir į gerą klubą. Tai tokia yra vizija, kad ilgalaikiu išsilaikytų tas branduolys. Praeitą savaitę dalyvau vienoje Delfi TV tinklaraštyje ir sakiau, kad 5 metų bėgyje tikrai matau galimybę iš akademijos išugdytų žaidėjų būti A lygoje prizininkais. Daugelis tai priėmė kaip šiandien buvom LFF A lygos ir pirmos lygos vadovų susitikimą dėl Integrity dėl lažybų, tai visi traukia mane per dantį to mano posakių, bet aš jo pilnai pats tikiu, kad tikiu tai, ką darome, tikiu mūsų jaunimu ir 5 metų bėgyje matau, kad tikrai mes galim būti su tuo jaunimu, kuris auga. U16 komanda, kur šiandien dieną yra stipriausia Baltijai ir tikrai tikiu, kad tais jaunai žaidėjais papildžius esamus žaidėjus, kurie šiandien yra 19-20 metų, po 3-4 metų jie bus 23-24, patys tie vyrai, kurie gali tikrai siekti ambicingų tikslų, papildžius šiandieniniais 16-mečiais, kurie bus už 4 metų 20-21 metai, tai manau tikrai, kad turime šansų
su akademijos išugdytais žaidėjais, plus papildžius kelis legionierius turime tikrai galimybę, ar iš kitų klubų atėjusių žaidėjus lietuvius, nebūtinai legionierius, tikrai turime galimybę būti tarp prizininkų lygio. Pristatydamas komandos sudėtį, žaidėjus, trenerius, vadovus, apžvelgus komunikacijos kanalus bei planuojamą 24 metų biudžetą, Markevičius sulaukė Jonavos futbolo bendruomenės atstovo klausimo dėl iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirtų 130 000 eurų. Kokia nauda Jonavai, kad jūs atėjot ir gavot mūsų finansavimą, atėmus jį iš Jonavos klubų, klausė Sirgalius. Anot B1 klubo vadovo bus garsinamas Jonavos vardas gerais rezultatais, nes klubas yra stipriausia jaunimo ugdymo organizacija. Pristatyme dalyvavusi Jonavos rajono vicemerė Birutė Gailienė priminė, jog Jonavos rajono savivaldybės administracija organizuoja sporto projektų programų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto konkursą, kuriame dalyvavo ir aptariamas klubas. O atitikus konkurso sąlygas skirtas ir finansavimas. Skiriamas finansavimas nesumažintas ir kitiems Jonavos klubams. Patvirtintame Jonavos rajono savivaldybės 24 metų biudžete sporto projektų lėšos paskirstytos taip. Vaikų futbolo programai 220 200 eurų. Fiziniam aktyvumui 47 270 eurų. Prioritetinės sporto šakos Jonavos Sibetui 480 000 eurų. Prioritetinės sporto šakos klubui Vikingai 50 000 eurų. Prioritetinės sporto šakos futbolo klubas Jonava 100 000 eurų. Prioritetinės sporto šakos Jonavos B1 130 000 eurų. Prioritetinės sporto šakos klubas Aušrinė 60 000 eurų. Jonavos B1 komandai 24 metų sezono metu bus itin reikalingas sirgalių palaikymas. Todėl komanda kviečia tiek anksčiau jų kelią stebėjusią bendruomenę, tiek naujai prisijungiančius sirgalius gausiai palaikyti komandą įnirtingoje kovoje dėl patekimo į aukščiausią Lietuvos futbolo lygą. Šeštadienio vakarą jonaviečiai kviečiami į akciją Laisvė šviečia. Jonavos kultūros centras kviečia šį šeštadienį vasario 24-ąją į Santarvės aikštę, kur bus organizuojama akcija Laisvė šviečia. 17 val. Vyks akcija Vienybės tinklas. Jos metu gyventojai kviečiami kartu su ukrainiečiais rišti tinklus Ukrainos karo maskuotei. 18 val. Antrųjų karo Ukrainoje metinių minėjimas. Kviečiame atsinešti Lietuvos ir Ukrainos vėliavas, žvakių ir žibintuvėlių. Elektroninis parašas asmens tapatybės kortelėje saugus ir universalus raktas į elektroninę erdvę. Migracijos departamentas primena, jog asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama ne tik kaip asmens tapatybės ir kelionės dokumentas, bet ir kaip elektroninės atpažinties priemonė bei elektroninių dokumentų pasirašymo elektroninių parašų įtaisas. Tokioje asmens tapatybės kortelėje esančiame elektroninėme luste yra įdiegtos elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai. Juos dokumento savininkas valdo naudodamasis PIN kodu, kuris pateikiamas asmeniui išduodant kortelę. Šie sertifikatai su PIN kodu suteikia galimybę patikimai patvirtinti savo tapatybę skaitmeninėje erdvėje bei pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuoto elektroniniu parašu. Asmens tapatybės kortelė su įdiegtais elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais galima užsisakyti ir atsiimti bet kuriame Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuje visoje Lietuvoje. Migracijos departamentas kviečia apsilankyti svetainėje eid.lt bei susipažinti su informacija apie asmens tapatybės kortelės išdavimą, sertifikatų įrašymą ir atnaujinimą, valstybės rinkliavas, programinius reikalavimus ir panašiai. Toliau sinoptikų pranešimai, kokie orai mūsų laukia šį šeštadienį bei sekmadienį. Šeštadienį daug kur numatomas lietus. Naktį ir rytą vietomis rūkas, plikledis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties.
dieną pietryčių pietų. Temperatūra naktį nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, dieną nuo 6 iki 11 šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, dieną vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus. Naktį ir rytą daug kur plikledis, vietomis rūkas. Vėjas naktį pietvakarių pereinantis į pietryčių, dieną pietryčių. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną nuo 6 iki 11 šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro, iki pasimatymo pirmadienį.